Leave a message after the beep. Hello? Paskutinį balandžio savaitgalį Londone vyko 5. kartą plastas sostinės krepšinio lygos ir Britanijos lietuvių krepšinio lygos bendromis pastangomis organizuojamas pasaulio lietuvių čempionų taurės turnyras, kuriame šiemet dalyvavo net 8 ekipos iš 4 šalių. Pakeli renginio atmosfera ir po vienu stogu susibūręs didelis tautiečių būrys įspūdį paliko ir Rytų Londono universiteto studentams, kurie susidomėję sekė čia vykusias atkaklias varžybas. Kasmet renginio organizatoriai į turnyrą pritraukė naujų komandų, o šiemet debiutantų duonos paragavo iš Šveicarijoje gyvenančių lietuvių suburta Alpių Deguonies komanda. Iš tikrųjų, labai šaunus renginys. Tokių renginių reikėtų juos labiau populiarinti, kad galima būtų surinkti ir daugiau komandų. Galėtų suvažiuoti ir iš kitų Europos šalių. Mes kiekvienais metais susiorganizuojam tokius turnyrus. Į metus po 2-3 turnyrus sudalyvaujam. Visą laiką pasiseka kažką laimėti. Šiais metais Londone biškį pritruko jėgų. Turnyrą pradėjo atrankos etapas, kuriame dėl 2 kelalapių į pusfinalį grūmėsi 6 ekipos. Juos iškovojo Kauno KKL ekipa, aplenkusi Visbičiaus Kubus United ir KKL Knights sūvus iš Šiaurės Airijos. Kitame pogrupėje Londono Klevo penketukas įrodė savo pranašumą prieš Alpių Deguonies ir iš Jonavos atvykusius LSK Technoeros krepšininkus. Londone apsilankęs olimpinis čempionas Valdemaras Chomičius dalyvavo vietos vaikų treniruotėje ir perteikė savo patirtį, ko reikia norint tapti profesionaliu krepšininku. Jį nustebino vietos žaidėjų lygis ir pradžiugino didelį susidomėjimas krepšiniu. Tik labai džiugu, kad jaunimas toliau ieško pavyzdžių Lietuvos krepšinėje ir tęsia tradicijas, nors ir gyvena užsienyje. Tikrai yra ką pasižiūrėti. Matosi, kad komandos treniruojasi ir žaidžia krepšinį. Ir dėga ir meta ir deda iš viršaus, kiek šiandien teko žiūrėti. Ir visi stengiasi dar būti geresniais. Aišku, jiems trūksta laiko treniruotėms, kad būtų geresniai, bet jie, kiek žinau, suranda to laiko ir labai stengiasi. Žiūrovai intrigos pusfinaliuose neišvydo. Nugalėtojos titulą gynusi Lituanika rezultatu 54-30 sutriuškino KKL ekipą, o MRU studentai net 75-37 palaužė Klevo komandą. Mūšis dėl aukso prasidėjo šaltų dušų MRU krepšininkams. Po krepšiais dominavusi Lituanikai didžiąją pertrauką išėjo turėdama 18 taškų persvarą, tačiau studentams pavyko atkurti intrigą antroje rungtynių pusėje. Pasiteisinęs vilniečių spaudimas privertė klysti Lituaniką, o pradėję kristi tolimi metimai priartino iki minimumo. Tikslą vilniečiai pasiekė pačioje pagrindinio laiko pabaigoje, kuomet Gytis Radzevičius pataikė sudėtingą dvitaškį, o studentai priartėjo iki minimumo. Po Londono atstovų klaidos studentai neturėjo progą išplėšti pergalę. Vis tik per likusias 30 sekundės jie nespėjo suregzti rezultatyvios atakos, bet pasigirdus finaliniam teisėjo šilpukui šampano pursluose maudėsi Lituanikos vyrai. Po rungtynių nugalėtojų ekipos žaidėjas Tomas Grybauskas džiaugėsi antrus metus žaidęs finale. Dar pernai jis gynė Ferimstos ekipos garbę ir norėjo karčią piliulę pralaimėdamas būsimiems komandos draugams. Jausmas kaip virs laikas, smagu yra nugalėti, galima sakyti, neapsakomas. Praeitais metais likau antras, šiemet pasirinkau nugalėtojų gretas. Apgynėm titulą, man pirmas titulas, tikiuosi ir ne paskutinis. Pirma pusė, kaip patys matėt, atrodė per daug viskas lengvai, bet vėlgi kamuolys yra apvalus. Galim sakyti, mes galbūt jie mūsų antroji pusė, mes patys užmygom, aš nežinau. Jie pasivijo, bet, kaip sakoma, Fortuna buvo nugalėtojų pusė šiandien. Bronzos medalius iškovojo KKL krepšininkai, 7 taškų skirtumų tik mačo pabaigoje įveikė nuovargio pakirstą Klevo ekipą. Šventės metu buvo surinkti tradiciniai snaiperio ir oro karaliaus konkursai. Šokliausių turnyro krepšininkų pripažintas Modestas Paulauskas iš Britanijos lietuvių krepšinio lygoje dalyvaujančios Radviliškio komandos. Geriausių turnyro snaiperių tapo MRU lengvasis kraštas Modestas Gilys, po pakartotinės serijos įveikęs Lituanikos atstovą Tomą Grybauską. Tuo tarpu naudingiausių viso turnyro krepšininkų pripažintas Lituanikos atstovas Aušridas Petraitis, finaliai metęs 14 taškų.